Labas, esu Šarūnė ir vedu jogos užsiėmimus Šilutėje. Ir šiandien galvojau pasidalinti tokia šiek tiek aktyvesnė, bet trumpa jogos praktika. Aš ją ir pati dažnai darau ir man atrodo kartais tikrai norisi taip atsibusti ir matau, kad neturiu laiko. Tai šiandien bus saulės pasveikinimas su keliomis variacijomis. Truksim apie 15-20 minučių, tai manau pats tas. Ir mums reikės kilimėlio, kaip visada. Ir aš visada neįsivaizduoju tikriausiai savo praktikos arba be, tokia yra meditacinė pagalvėlė, arba be blokelio. Nes kai mes atsisėdam ir šiek tiek vis tiek reikia iš pradžio pamedituoti, nuraminti savo protą, sunku labai yra išsėdėti tiesia nugara. Tai kviečiu ir pradėti. Atsisėsim patogiai, kryžiuotų kojų padėtyje. Ir pasidėkite, jei turit pagalvę ar blokelį po sėdmenimis. Įsitaisykit, kad kūnas nepradėtų garsiai po to kalbėti nurimus protui. Ir pamažu užmerkit savo akis. Rankos švelniai padėtos ant kojų ir nesvarbu ar delnais į viršų ar į apačią, tol kol jums yra patogu. Ir tada mes vieną kartą kartu įkvėpsim per nosį ir per atvirą burną iškvėpsim. Toks gilus, pilnas, sąmoningas kvėpavimas. Lyg atidaro praktiką. Padeda suprasti, kad esu čia, esu dabar. Ir visas šis laikas yra skirtas jogai. Raskit savo patogų kvėpavimo ritmą. Kad galėtumėt kuo ilgiau išlaikyti ten dėmesį ir kad kuo rečiau ir mažiau mintis jį paimtų. Taip atrodo, kartais jos spraksi ir mes taip šuoliuojam. Tada pamažu šiek tiek giliau įkvėpkit ir su iškvėpimu nuleiskit galvą žemyn ir per mirksinčias akis atsimerkit. Pasitraukit blokelį ir pagalvę, jeigu turėjote, ir pereisim iš karto ant 4. Guldykit delnus po pečiais, keliai po klubais ir kojų pirštai užriesti. Ir mes pamažu apšildysim čiučiut lengvai riešus, siūsim sėdmenis atgal ir keliausim į priekį. Čia dar 3, dar 2, dar 1. Užbaigę judesį suksim rankų pirštus į šalis. Norisi irgi galim pasiūbuoti pirmyn ir atgal. Čia jau šiek tiek mažesnis judesys. Jeigu niekur neturėtų per stipriai skaudėti ar tempti taip aštriai. Ir paskutinis, kai eisim ant plašto, kur rankų pirštai visiškai tiesiai į kelius. Statykit rankas kuo arčiau kelių ir iš pradžių lenkit jas ir tik po to tiesinkit pagal savo galimybės. Pameskit galvos. Labai gerai, atsisėsim ant kulnų ir pakratysim rankas, kad dengtų įtampą ir pilnais ratais. Į abi pusės pasukiokit. Ir susitiksim lentoje. Statykit delnus ant kilimėlio, abi kojos ištiestos ir jeigu per sunku kojos ištiestos, galit guldyti savo kelius. Laikom čia 5, 4, 3, 2. Ir 1 ir guldysim kelius, nuleisim savo krūtinę ant žemės ir kad eitume į kobrą. Kelsim iš nugaros raumenų, leisime žemyn. Tai porą kartų keliam krūtinę į viršų, leidžiame žemyn ir dar 1 kartas kelsim krūtinę į viršų. Nusileidę žemyn, keliausim į žemyn žiūrintį šunį ir čia sustosim.
Pamindžikuokit kojomis, pasivaikščiokit vietoje. O radę patogią poziciją sustokit. Kol dar pradžia, keliai visada gali būti lengvai sulenkti, tol kol galite išlaikyti tiesę savo nugarą. Ir tada žvilgsnis per rankos pirštus. Kuo didesnis žingsnis. Keliaukite į kilimėlio pradžią ir ištiesinkit savo nugarą. Atverkit krūtinį į priekį, žvilgsnis tiesiai. Ir su iškvėpimu lenksimės arčiau savo kojų. Įkvepiam, kylame rankomis aktyviai į viršų. Mes čia nuleisim ranką žemyn. Nešim svorį ant dešinės kojos. Lengvai pabalansuosim. Pakelsim kairę sulenktą arba ištiestą koją. Laikom 3. 2, 1, keičiam pusės, vedam dešinę ištiestą arba sulenktą. Labai gerai, nuleiskit žemyn, kojos klubų plotyje, pėdos ties. Su įkvėpimu kyla rankos į viršų, iškvėpiam, leidžiame žemyn. Statysim kairę koją atgal. Paguldykit jos kelį ant žemės ir rankos kyla į viršų. Lengvai dubuo po savimi, dešinysis kelis virš kulno. Leisim savo sėdmenį žemyn ir pamažu sugrįšim. Suksimės rankomis į dešinę pusę, ten, kur sulenkta mūsų dešinė koja. Jauskit iš pečių, iš juosmens, pamažu lengvai. Ir tada nuleisim dešinę ranką, galim leisti ant juosmens, įsikabinti kairę šlaunį iš nugaros, kairė ranka virš galvos. Ir keliausim į lentą. Rankų mostas, delnai ant kilimėlio, dešinė koja atgal. Ir tada leisimės ant žemės. Visada galim leistis nuo kelių arba visų kūnų. Įkvepiam, einam į kobrą. Iškvepiam, grįžtam į žemyn žiūrintį šunį. Ir po truputį pakelsim savo dešinę koją aukštyn. Jauskit, kad klubai vienoj linijoje ir statysim pėdą priekyje prie dešiniojo delno. Kairysis kelis ant žemės, rankos kyla į viršų, žemas įtupstas. Nuleisim ranką žemyn, pristatysim kairę koją priekyje ir lenksimės arčiau jų. Įkvepiam rankomis į viršų. Iškvepiam, leidžiam ranką žemyn. Dar kita pusė. Su įkvėpimu rankos į viršų išilgina nugarą, jeigu patogus žvilgsnis link pirštų, iškvėpiam, leidžiamės. Statom dešinę koją atgal, kelis ant žemės, rankos į viršų. Ir leisim dubenį. Kulnas kairysis neturėtų atkelti. Pamažu sugrįšim ir suksimės į kairę pusę. Rankos plačiai į šalis. Nuleisim kairę ranką ant dešinės kojos galinės, vesdamos dešinę ranką į viršų. Ir grįšim į lentą. Tada nuo lentos su iškvėpimu pamažu leidžiame žemyn. Įkvepiam, einam į kobrą. Ir iškvepiam, grįžtam į šunį. Pamažu pakelsim kairę koją į viršų. Trikojį šuo, pėda prieki prie kairio delno, dešinysis kelis ant žemės, rankos į viršų. Nuleisim rankas, pristatysim dešinę koją prie kairės ir lenksimės arčiau jų. Įkvėpimo metu kyla rankos į viršų. Nuleisim ranką žemyn. Labai gerai. Kartuosim tą patį ratą ir būsim beveik baigę. Nešim svorį ant dešinės kojas. Pakelsim kairę į viršų ir mes čia suksimės. Tai jeigu norisi, galima yra kelios variacijos. Kairė koja, suktis aktyviai, kol jinai sulenkta. Per sunku, imkit už pakinklio. Norisi dar labiau, imkit už kairio kojos pirštą, ištiesinkit, imkit su dešinė ranka ir kairė ranka atgal. Grįšim į priekį, keisim pusę, svoris ant jos. Lygiai tą patį darykit su dešinė koja. Taip kaip darėt su kairė. Ar buvot sulenkę, ištiesinę pagal savo galimybės. Sugrįšim į priekį, labai gerai. Rankos į viršų išilgėjam. Iškvepiam, leidžiame žemyn. Kairė koja atgal, žemas įtupstas.
Leidžiam dubenį žemyn ir pamažu sugrįžtam. Suksimės į dešinę pusę. Statysim dešinę ranką gal ant kairės blauzdos, netgi pavyks. Ir susitiksim lentoje. Nuo lentos leidžiame žemyn, čaturanką. Įkvepiam, einam į kobrą. Iškvepiam, grįžtam į šunį. Ir keliam dešinę koją į viršų. Pėda prieki prie dešiniojo delno. Žemas įtupstas. Nuleisim ranką žemyn, kairė koja priekyje ir lenksimės. Įkvepiam aktyviai, kylam rankomis į viršų. Iškvepiam, nuleidžiam ranką šalia kūno. Liko paskutinė pusė rankos į viršų. Iškvepiam, leidžiame žemyn. Statom dešinę koją atgal. Kelis ant žemės. Leidžiam dubenį pamažu ir sugrįžtam. Tada sukamės į kairę pusę, rankos plačiai į šalis. Ir guldom kairę ranką, kur patogu, ant juosmens, o gal net ant dešinės blauzdos. Ir grįšim į lentą, delnai ant kilimėlio, kairė koja atgal. Čaturanką leidžiame žemyn, įkvepiam kobrą. Iškvepiam žemyn, žiūrinti šuo. Ir keliam kairę koją į viršų. Pėdą statom prie kairio delno ir guldom dešinį į kelį. Nuleisim savo ranką žemyn, pristatysim dešinę koją priekyje ir lenksimės prie ištiestų kojų. Eisim į kėdutę, siūsim sėdmenis atgal, rankos priešais mumis, delnai į apačią, dubuo po savimi. Laikom 5 kvėpavimai. Būkit visų dėmesio tik kvėpavime. Labai gerai, įkvepiam, rankos kyla į viršų. Čia dar šiek tiek pabalansuosim ir tuoj sėsimės ant kilimėlio. Atkelkit kulnus nuo žemės. 5, 4, 3, tvirta nugara laiko jūs 2 ir 1. Leisim sėdmenį žemyn. Jeigu darėsi sunku, leiskit kulnus ant žemės. Atsitūpsim, nugara išilgėja, rankos į viršų. Ir tada pamažu kojos plačiai, rankos priešais mumis. Atvira nugara laikom, atvira krūtinė laikom 3. Šaunuoliai, paguldykite abudu kulnus, suveskit rankų pagalba kelius ir atsisėskit į kilimėlio vidurį. Dar akimirką balansuosim ant dubens. Nugara atgal, kojos sulenktos priešais mumis. Galim laikyti už pakinklių, galim rankas išvesti į priekį. Čia 5 kvėpavimai. Leisim pėdas ant žemės, rankos už mūsų. Tada bus tokie 3 ratai. Rankų pirštai nėra svarbu, į kurią pusę žiūri. Keliam dubenį į viršų. Kvėpuokit, laikykit kaklą tvirtą. Spauskitės pilnai pėdom į žemę. Ir sugrįšim sėdmenimis ant kilimėlio, kojos sulenktos priešais mumis, laivo padėtis vadinama. Čia 6, 5, 4, 2 ir 1. Leidžiam koją žemyn, rankos už mūsų, įtempiam sėdmenis, dubuo į viršų, stalo padėtis. Šaunuoliai, paskutinis ratas. Paleiskit sėdmenis, norit mėginkit tiesinti kojas, galite leisti priešai save, leistis pečiais, leistis nugara žemyn, bet nepadėti pečių, laikom 4, 3, 2 ir 1. Šaunuoliai, pėdas ant žemės, rankos už mūsų. Paskutinis kartas, dubuo į viršų, atverkit krūtinę, veskit pečius atgal, gale lengvai sueina mentis. Čia 3, 2 ir 1. Labai gerai, padėkit savo sėdmenis. Ištiesinkit kojas priešai save.
Su įkvėpimu kyla rankas į viršų, išilgėja nugara ir leiskime žemyn. Padėkit rankas ten, kur jums patogu. Ir nesvarbu, nebūtina pasiekti kojų pirštų. Svarbiausia yra ištempti nugarą ir atpalaiduoti nugarinę kojų dalį. Ir tada palengva pakelkit savo krūtinę. Paguldysim nugarą. Žiūrėkit, kad turėtumėte erdvės. Ir eisim į laimingo kūdikio poziciją. Rankų pirštai simkite už didžiųjų kojos pirštų. Lenkite abi dvi kojas. Kulnai į viršų, pėdos lyg į lubas į dangų žiūrėtų. Ir ištiesinkit blauzdas. Neleiskit per daug uodegikuiliui, visai apatiniai kūno dalį kilti į viršų, arčiau spauskit žemės. Ir tada pamažu paleiskit kojas, išlieka jos sulenktos ir atversim čia savo klubus, pėdos sueina viena su kita, rankos ar tai šalia kūno, jei norisi galite sulenkti, alkūnės išlaikydami pečių juostoje. Ir čia paskutinė jogos, prieš paskutinė jogos poza, paskutinė bus šavasana. Tada palengva suveskite iškvėpimo metu kelius vieną su kitu ir pritraukit juos prie krūtinės. Apsikabinkit rankomis ir švelniai, švelniai suspauskit save. Ir pamažu paleiskit. Paguldykit kojas kilimėlio kraštuose. Leiskit, kad dubuo būtų atpalaiduotas ir pėdos, kad kristų į šonus. Rankos delnais į viršų. Ir paguldykit patogiai čia savo galvą. Mes vieną kartą kartu giliai per nosį įkvėpsim ir per burną iškvėpsim. Šavasana. Jeigu norisi, galite dar likti čia. Kam jau daugiau laiko nebėra, pamažu atsigulkite ant dešiniojo šono sulenktomis kojomis. Tada po truputį atsisėskit užmerktomis akimis kryžiuotų kojų padėtį. Ir užmerkit dar akimirkai savo akis. Pajauskit visą savo kūną. Padėkokit jam. Pajauskit save ir padėkokit savo. Ačiū labai.
kad skyrei šį laiką jogai su manimi. Linkiu gražios likusios dienos ir iki kitų kartų.